Visiems geros dienos. Pasimkite kavos puodelį ir pakalbėsime apie Pietų Kiprą. Pietų Kipras tai yra ES dalis, labai graži vietovė, tai yra sala. 3,5 valandos skrendant nuo Vilniaus arba Kauno į Larnakos arba Pafos oro uostą. Priklauso, kur gyvenate ir kur esate Lietuvoje. Jeigu vis dėlto norite investuoti ir rasti savo svajonę šalį, rasti savo naujas šaknis, įsišaknyti ten, kur gyveno tamplieriai, tad šita sala yra jums. Jeigu norite gyventi kiekvieną dieną, žiūrėti į saulę, kaip jinai teka ir mėgautis kava bei kruasanu, tai šita sala yra tikrai jums. Aš taip ją ir atradau. Tad pakalbam apie projektus. Yra daug įvairių projektų nuo būsto, reiškia būtų arba vilų, arba prabangių apartamentų, nuo Pafoso, Limasolio, Larnakos, galima į Anapą, Proteras, priklauso, ko jūs norite pagal jūsų poreikius. Mano rekomendacija investuoti tai būtų Larnaka, Limasolis, Pafos, tai yra pagrindiniai regionai, kuriuose tikrai visada išnuomosite ir nuoma daug didesnė mokama negu Lietuvoje. Faktiškai pardavęs butą už esamą kainą Vilniuje, nusipirkęs analogiškai, galbūt net geresnį butą Limasolyje arba Pafose, jūs galėsite išnuomoti daug brangiau negu Vilniuje. Čia yra faktas. Antras dalykas. Perkalbėjau su vystytojais ir gavau labai gerų naujienų. Vystytojai sutinka padėti sutvarkyti visus dokumentus atvykstant žmogui į Kipro salą. Jums nebereikia galvoti apie banko paskolas, viską padarys už jūs, sutvarkys. Jums nebereikia galvoti apie dokumentacijas, viską teisininkai, juristai, viską sutvarkys. Jums nereikia galvoti apie daug dalykų. Jums reikalingas bus tik tai raktas atsirakinti ir gyventi savo mylimoje saloje. Ir visada galite grįžti į Lietuvą, 3,5 valandos ir jūs jau Lietuvoje esate. Tai yra sala, kurioje galėsite atrasti dar labiau save. Aš manau, kad dauguma žmonių esate atradę, aš kalbu su tai žmonėm, kurie į gyvenimą žiūri kitaip. Kurie galvoja, kad pasaulis nėra vien tik tai Lietuva, o pasaulis yra daug didesnis. Bet galvoja ne vien tik tai, kad galėtų vien tik tai gyventi, bet ir uždirbti gyvenant Kiprė. Jūs galite dirbti su nekilnojamu turtu. Tai yra labai vystanti šalis. Ir nekilnojamas turto kainos kiekvienais metais auga. Jūs puikiai suprantat, kad sala ne guminė. Ir kainos kiekvienais metais auga ir augs. Tai visada tu išloši. Antras svarbus dalykas. Tai yra ES apsauga. Kas liečia Šiaurės Kiprą, jūs puikiai žinote, kad Šiaurės Kiprė, jeigu jūs pirkate nekilnojamą turtą, tai vis tiek yra turkiška pusė, neaišku kaip ten su dokumentacija, visai kad daug niuansų būna ir daug antireklamos gavosi, bet su Pietiniu Kipru šitos problemos nėra, nes viskas yra pagal ES visus reikalavimus. Jeigu dirbate Lietuvoje, tai visos pajamos užskaitomos kaip patvirtinimas bankui, kad jūs gausite tikrai paskolą. Antras dalykas, vystytojai patys suinteresuoti netgi padėti finansiškai, kai kuriems žmonėms priklauso nuo jų finansinės padėties, įsigyti nekilnojamo turto ir jums net nereikės banko, o patys vystytojai netgi padės su finansus sutvarkyti. Aišku, tai nebus 10-20 metų laikotarpį, tai bus daug trumpesnis. Įnašas į nekilnojamą turtą yra 40%, pradinis įnašas, tokios yra sąlygos, tokia yra pradžia. Jūs galite imti arba statomus, arba jau įrengtus. Mano rekomendacija visada yra, gyvenkite ten, kur viskas įrengta pilnumoj ir jums nereikės, kaip ten pasakius, galvoje daug nereikalingų dalykų išmesti ir pergyventi, kaip ten, kaip tas, kaip anas. Svarbiausias dalykas, kad jūs turite raktus, jūs galite visada atvykti, jūs galite visada išnuomoti, yra nuomos kompanijos, kurios prižiūri visą jūsų nekilnojamą turtą. Jūs galite tiesiog investuodami išdirbti iš to ir gyventi, kaip pasirūpinti savo pensiją, kaip kažkas sako, ne? Vis dėlto, turint 2, 3, 4 objektus, nuomojant galima iš to tikrai gyventi ir nepergyventi, nes nekilnojamas turtas jisai niekur nedings. Tai ne svyravimai kažkokie neaiškus, tai yra nekilnojamas turtas, kur stabilios pajamos, aš kartais sakau, maža rizika, bet už tu garantuota, tu visada parduosi. Pavyzdžiui, Limasolė
Kas perka, tas ir parduoda. Labai daug ir pirkimų, ir pačių pardavimų. Jeigu norėsite apie tai daugiau informacijos, rašykite, aš jums pateiksiu statistiką apie pirkimus, pardavimus. Tikrai. Tai šiuo metu yra augimas ir kiekvienais metais tik tai auga ir auga. Statytojų projektai didėja, nes šalis, mūsų Lietuvos tikrai labai labai atsilieka. Atsilieka tuo atžvilgiu, kad technologijos dar tik tai auga Limasolė ypatingai, megapolis darosi. Atsilieka tuo, kad tikrai su interjero dizainas tikrai reikalų yra daug, tai vat interjero dizaino žmonės, kurie turi meninį gyslelę, čia gali persikelti ir perduoti lietuviškai žinias, nes mes turim labai gerą patirtį, dirbant su projektais, ir jūs galite laisvai tai integruoti į Kiprą. Padėsite sukurti naujus projektus. Darbo vietų yra tikrai daug, europiečiai yra laukiami tiesiog įskėstomis rankomis, nes tikrai labai trūksta profesionalų. Ir tai šalis, kur jūs turite galimybę 10 metų į priekį žiūrėti ir dirbti ir užsimti savo mėgiamą veiklą. Ypatingai tie, kurie nori perkelti įmonės, nes sąlygos tikrai daug geresnės negu Lietuvoje, mokesčiai daug mažesni negu Lietuvoje, su bankais viskas yra paprasta, nes viskas eina eurais, kaip ir bet kuriame banke Europos Sąjungoje. Tad viskas daroma labai gražiai ir žmogus lieka laimingas. Mano tikslas, jeigu jūs perkate nekilnojamą turtą, padėti jums įsigyti ir kad jūs ramiai gyventumėte ir neperkimėte, nes vardas yra labai svarbu. Žinot, savo vardą labai galima sunaikinti ir labai tai yra easy. Todėl aš labai atsakingai tai žiūriu, prižiūriu kiekvieną klientą, nuo A iki Z, kad jisai tikrai gautų tai, ko jis nori. Tad jeigu reikia pagalbos, galite užeiti donatas.kantakevičius.lt ir aš jums padėsiu. Bet pradžioje aš labai linkiu jums atvykti į pietinę dalį ir ją ištrinėti, pabūti, pagyventi skirtingose regionuose ir pasižiūrėti jausmą, nes reikia įsimylėti savo. Iš tikrųjų, nėra tikslas mano jums parduoti. Aš noriu, kad įsimylėtumėt salą ir tada nereikia nieko parduoti, nes žmogus perka tai, ką jis myli. Jis gyvena savo gyvenimą tokį, kurį jis svajoja ir labai myli ir nori būtent tik tokį gyvenimo būdą. Tad laukiu tavęs Kipre. Beje, kartais darome turus, galima apkeliauti visą salą. Tik reikia stiprių kojų, kuprinytės, bet yra pigesnis variantas, paprastesnis. Automobilį išsinuomoti ir tiesiog apvažinėti. Viską galite padaryti patys. Jūs puikiai tai žinote. Lietuviai yra unikalūs, jis viską moka patys. Bet kartais geras vienas patarimas, įžvalgos ir geri kontaktai, saugumas yra daug svarbiau negu aš galiu pats. Mes puikiai žinome, kaip mes galime viską patys. O aš sakau, darykime tai, ką mes geriausia mokame, o visą kitą atiduokit profesionalui. Tad gražios dienos visiems ir iki greito.